Sveikučiai, būk ištroškęs elkis beprotiškai, čia rašys iš Muntafų. Nu, senai jau nebuvau eterį, bet čia tokia ypatinga proga atėjo, kad iškrito sniegas, gan gausus. Buvo gerai pavarę prieš iš šeštadienio į sekmadienį, pauderiuko buvo iki kelių, kažkur pas mus jau 650 aukštyje. Biški vakar šilumos davė, tai vakar visas kaimas nuo ankstyvo ryto pas mus atsikasinėjo kelius. Irgi teko man pašifliuoti gal porą valandėlių. Ir ką, pirmadienis dabar, jau vakar realiai pirma tokia gera pauderinė diena buvo. Va, parodysiu, žiūrėkit, koks įdomus šitas pastatas. Tikrai tokių niekur nesurasit. Čia jau kelios kartos gamina tokias šetkavot kopūstam, tokias mašinėlės, aš net nežinau, toks lovelis su peiliais ir į bačką, yra per vidurį ten nuotraukėlė kaip tik. Gamina, tokia įdomi vieta. Ir priešais matosi Bartalomėberg, ten kažkur bažnytėlė turi ant kampo būti, apie 1100 aukštis. Ir šią savaitę, rytoj poryt ir iki šeštadienio sniego nemažai dar žada ateiti. Tai va, tokie gražumai. Grįsti vieta. Čia mano kasdieninė rutina. Va ten ekipažo, šitą matosi, kiek čia matosi, miega ekipažo narys. Tai atsiprašau už tokį chaotišką vaizdą. Nu, ateinu, čia ateina iš tų namelių keltuvas, o priešais Hochjoch kalnas. Ten jau atsidarė lapkričio 18 sezonas atsidarė, porą keltuvų veikia, bet iš kitos kalno pusės. Tai pas mus jau pirmi atsidaro keltuvai, bet dabar tai skitūrint. Labai neblogas galimybės aukščiau, ten nuo kokio kilometro startuoti, jeigu tai apačioje dar turbūt nebus ten ledinio tokio sluoksniuko, bet nuo kokio 1500, tai jau tikrai gerai startuoti galima ir ten apačioje jau bus, ko gero, kad tikimybė nudrožti akmenis slidės tai jau daug mažesnė. Nu ir daug netuščia žodžiaujant, kodėl aš čia į eterį išėjau, tai noriu atsuksiu savo apžėlusi veidelį, kurį šiandien truputį nubražiau. Tai pas mus yra, esu atidaręs jau tiesą paskutinę vasaros dieną, iš tikrųjų atidariau visai žiemai bookingą ir jau nelabai kažko ir liko išsinuomot. Aš 2 kambariukus tik atidariau, tai dar 3 tokį rezervui turėsiu 2 žmonėm. Gal žiūrėsiu pagal aplinkybės, bet po naujų metų turbūt ir 3 dar kambariuką atidarysiu. Tai jau nelabai ten kažko tuščio ir liko vasarį, man čia paskutinę savaitę ten dar neužbukinta. Kažkas ten kovo, kažkas sausį biškį likę, savaitgaliais jau nelabai kažko. Ir turėjo čia draugelis mano atvažiuoti, Mindaugai, tau linkėjimai, ant Kalėdų turėjęs šeimyną atvažiuoti, bet paskui pasikeitė planai. Tai dabar, jeigu kažkas norėtų atvažiuoti, turiu dar uždaręs nuo 15 gruodžio iki 26 ar iki 27, žodžiu, įskaitant dar Kalėdas, galima pas mus būtų atvaryti, tai nuo 15 ar nuo 16 kažkas iki, grubiai iki 26 ar 27, tai 10-11 dienų yra tarpas. Tai šią savaitę, jeigu kažkas norėtų, prašom susisiekti ir galite atvaryti. Aš nenoriu kažkokių svečių turėti, kad nereikėtų dirbti per tas šventes. Tai
Vat, tokia galimybė yra. Ir unikali, sakyčiau, galimybė. Padarysiu paskui ir kainą, galiu padaryti nedidelę. Su tom susijusia, jeigu neatsiras kažko norinčio. Iki savaitgalio, tai savaitgalį tiesiog atidarysiu tas dienas bookingai ir jas ten greit labai paims, kai buvo mano ten įdomi vasaros paskutinę dieną atidariau, tai tą pačią dieną vasario, kada atostogos yra vaikų, tai abu kambarius iškart pirmą vakarą ir pirmą dieną ir užbukino. Taip, kad ant lietuviškos publikos visiškai nedirbsiu, kažkas planuoja klausinėja ten pauderistai, skiturinkai, kada čia kas pas mus, tai vat kurortėlis mūsų, tai parodu, kaip tik ruošiasi, vat, pastatė naują keltuvą, grįsti, vat ruošiasi, čia pastatė pas mus apačioj naują keltuvėlį, tiksliau buvo toks, eina gondolas į viršų, bet apatiniai čia pastatė keltuvėlį su varlinyku tokį. Buvo vienas varlinykos kalno viršuje ir dabar yra ir va čia vat pastatė. Vat jau matosi ten priekį ir vėžas. Kažkas jau skiturino vakar čia. Tai va toks mano kreipimasis būtų. Sąlygos jau minimalios tikrai yra, va čia vat, 600 PM aukštis, tai jau čiuožti vat, žemyn trasa galima būtų, ten pieva akmenų nėra, bet kažkur ekstremaliau pavaryti ir jau smagu, kad ir miške jau nesimato, kad plotų būtų tokių, kur neapsnigtų, vat, viskas jau ir miškeliais galima tokiais takeliais kažkokiais jau pjaustyti. Nu ką, važiuoju aš tada tolyn link namų, vat technika kokia dirba. Spėju, kad savaitgalį, vat matau, žiūrėkit, 20, parašyta 24 novembrio, nuo 24 lapkričio, nuo 8 iki 12 veiks iki 5 vakaro. Jau bus atidaryta, geras. Teglich, nuo 8 iki 12 ir nuo 1 iki 5 bus diena atidaryta. Tai čia gal, šitą suprantu, šitas bus atidaryta kasa, kur galima ten bilietų sezoninis iki 8 gruodžio įsigyti. Va, kokie pas mus dalykėliai. Tai čia atnaujinta aikštelė vat yra. Pas mus, žodžiu, kas nori, jeigu kažkas nori, tai susisiekit šią savaitę, geriau iki savaitgalio. Savaitgalį, ko gero, kad jau nebeliks tų dalykėlių. Nu ir ką, gavos ilgas video. Tai baigiu šitą video tokį spontanišką ir kas čia dar įdomaus, padarysiu kitą, kažką vėliau padarysiu su kamerytė, dabar iš telefono čia nelabai kokybė, atsiprašau. Ir ką, visiems noriu palinkėti gražių ateinančių švenčių ir gero ir saugaus žiemos sezono. Nu ir va, dar panoramą jums parodau trumpai mūsų fondansą, mūsų miestelio, vat, čia yra viršūnėlė Grosios Falketštil, tai apie 2,6 kažkas, kita vat, vidurinė apie 2,5 viršutėlė, čia kažkur 2 gal pakraštys, 2,3. Stovi va dar vakarinė pusė, paprastai čia labai greitai nutirpsta sniegas, bet labai geras yra skituras ten į viršų smagus, bet greit sniegas nutirpsta, tai gal tikiuosi aš tai jau šią savaitę, gal šeštadienį, o gal ir vakare kažkurią dieną išrausiu atidaryti sezoną. Tai ačiū visiems už dėmesį, iki kitų kartų, čia buvo Rasis iš Buntafu, būk ištroškęs, elkisi beprotiškai. Geros visiems žiemos.